Klausimas buvo apie kačių šėrimąsi, pavasarinį šėrimąsi, ir jisai prasideda, ar jisai baigėsi. Iš tikrųjų, gyvūnai šeriasi reguliariai, jeigu normoje, tai 2 kartus per metus, ir pavasarinis šėrimasis, jisai žinoma, kad jau turėtų kaip ir būti. Priklausomai nuo gyvenimo sąlygų katės, jeigu jinai namuose gyvena šiltoj patalpoj, tai tas šėrimasis gali būti netoks akivaizdus ir jisai gali būti gerokai išsitęsęs. Taip kad greičiausia jūsų kambarį nuolat gyvenanti katė, jinai šersis pamažu, ir dar apie generalinį tvarkymą jūsų kilimų kaip ir anksti kalbėti. Jeigu jūsų katinas einantis į lauką ir daugiau kontaktuojantis su šaltu oru, su temperatūra, tas šėrimasis galėtų būti pakankamai aktyvus ir gali būti, kad jau jisai bus dalinai arba pilnai persišėręs, jisai bus trumpesnis. Bet normoje gyvūnas turi persišerti ir turi pakeisti pilnai plauką iš žieminio į vasarinį ir iš vasarinio į žieminį 2 kartus per metus. Pas sveiką gyvūną taip dažniausiai užtrunka apie 2-4 savaitės. Ir žinoma, tuo metu jūs galėtumėt papildomai pašukuoti, papildomai duoti pastos nuo plaukų, kad neturėti nuo to problemų, ir galbūt papildų su vitaminais, kad greičiau ir gražiau atsistatytų naujas kailiukas.